Sveiki visi, sveikinuosi servise 007 iš Landirenzo dujinės įrangos montavimo ir jau turbūt visiems iki skausmo pažįstamas Dodge Durango automobiliukas 2018 metai 3,6 pentastaras, kuris nuo šiol be abejonės važiuos su kokybiška Landirenzo itališka sistema, kurią mes sumontavom servise 007 Kaune. Primenam, kad servisas 007 yra oficialus Landirenzo sistemos atstovas, taip kad galim padėti ne tik su montavimu sistemos, bet ir su remontu, taipogi ir originalių gamykliškai sumontuotų sistemų remontų priežiūra bei aptarnavimu. Tai va, grįžtant prie šio Dodge Durango automobilio, tai kaip ir minėjau, Landirenzo Evo OBD valdymo blokas štai šitoje vietoje, greta benzininio valdymo bloko, visi kontaktai yra sulituoti būtent čia, lengvas prie jų priėjimas, netampom jokių laidų ant variklio skyriaus, atskirai nuo dujų reduktoriaus sumontuotas OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, Landirenzo LI10 Turbo Oversize galingiausia dujų reduktoriaus versija taipogi štai čia, dujinės fazės filtras, slėgio davikliukas ir Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai. Na, kaip visada mūsų standartai servise 007 patys aukščiausi, tai reiškia, kad dujinės įrangos laidynas yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, jokių ten laidų prie apendicitų, prislapstytų, priviniotų, kažkur prikaištų nerasit. Visi laidai tvarkingai parinkti tinkamų ilgių, yra įvilkti apsauginės gofros, kurios yra izoliuojamos. Kiekvienas kontaktas be abejonės lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais, naudojamos kokybiškos tefloninės žarnos tam, kad nebūtų jokių dujų kvapų, sakykime, gamykliniai laikikliai, apsauginės gofros, spyruoklinės sąvaržos. Viskas yra sudėta maksimaliai kokybiška, ką galim šiai dienai rinkoje pasiūlyti. Jeigu kažką rastume geriau, be abejonės įdėtume kažką ir turbūt geriau. Tai va, viskas švaru, gražu, kaip matot, nuvalyta, gerokai švariau negu atvyko ir būsim jau pilnai pasiruošę po testavimo atiduoti klientui. Tai apie variklio skyrių tiek, dujų perjungimo mygtuką sumontuojam kaip visada ten, kurio pagidauja klientas. Dažniausios vietos yra štai šitoje vietoje, kur ir čia dabar mes turime mygtuką, kairiau vairo arba centrinėje konsolėje, kiekvienam pagal skonį ir pagidavimus. Mano asmeninė nuomonė, čia yra geriausia vieta tam mygtukui, mažiausiai blaško, mažiausiai matosi, ranka pasiekiamas, neblaško naktį, tikrai pati turbūt geriausia vietų. Čia turim pildymo vietą, greta benzininio be abejonės užpildymo, viskas gražiai pasislepia, kamštelio čia nėra, bet ant dujų galima uždėti, mes jį ir uždėsim be abejonės, dabar yra nupurkšta vašku, tai palikta, kad sudžiūtų. Tai va, viskas gražiai užsidaro. Atsarginio rato vietoje 92 litrų dujų balionas, labai tvarkingai, estetiškai gražiai atrodo, ne per daug matosi, ne per daug išlindęs, o to pačiu ir talpus ir pakankamai daug dujų mes galėsime į jį sutalpinti. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą į Dodge Durango automobilį servise 007. Jei kažką panašaus vairuojat ir norit susimontuoti iš tikrųjų kokybišką sprendimą bei turėti darbus atliktus tikrai labai kokybiškai, kreipkitės, pabandysim jums padėti. Ačiū.